Sveiki, gerbėmėjai. Šiandien interneto žvaigždė Adrijus Salminas. Nenorėjau veltis. Labai daug informacijos. Kad paskaičiau Armaitis, Malinionis, pilna. Aš netgi dienutinį pažiūrėjau. Ir susidarė įspūdis toksai, kad mėlynieji raudonieji propagandistai, save skiriu prie mėlynųjų, tiesiog pasinaudojo susidariusią situaciją tam, kad išpūsti naratyvą, jeigu taip būtų galima kalbėti. Laidos formatas. Laidos formatas 2 sofkutės po 3. Buvęs kariuomenės vadas Seimo narys šalia Rūtos, prie atskiro staliuko, salėje žmonių kalbino realiai 3. Vieną 11-oką, kuris kaip ir nori stoti į karo akademiją, ir 2 mergaitės. Visa likusi salė atrodė kaip statistai, kurie turėjo paploti ir galimai netgi ekrane buvo parašyta plojimai. Čia aš taip. Gerbiu visas nuomonės. Kariūnai pasirodė puikiai. Vaikinas, kuris nori stoti į karo akademiją, irgi viskas su jam gerai. Bet kalba ėjo apie privalomąją karo tarnybą. Tai gal būtų gerai pasiimti jau atitarnavusi, savo norų išėjusi, po aukštosios mokyklos, praėjusi atranką iš žvalgus ir dabar grįžusi po tarnybos, ir tegul tas žmogus papasako. Jisai nusprendė, jisai atitarnavo jau po aukštosios. Mano galva būtų šiek tiek geresnis pašnekovas studijoje. Pats Adrijus yra pasekmė. Pasekmė dalykų, apie kuriuos Rūta kaip ir bandė kažkur tai, bet taip vandens paviršiumi. Ir jeigu jau mes kažką norėtumėm pavadinti manipuliatorium, tai manau, kad pati vedėja ir buvo manipuliatorius, ir šitoje vietoje Katkus kaip ir neklysta. Tik biški ne tą kampą ima, bet ne tame esmė. Konceptualiai viskas čia aišku. Dabar aš norėčiau paprašyti jūsų pasiklausyti truputėlį. Tai tu nematai prasmės? Ar kaip? Na, prasmę matau, bet turiu omeny, kad ne tik teritoriją reikia ginti, o reikia ginti ir visą praeitį, mūsų istoriją ir tradicijas. Aš suprantu, kad jūs į kariuomenę nenorit, o nebijot. Gal yra ir šitas aspektas, ir jis turbūt irgi yra visai normalus, žmogiškas. Kol nenuėjau, nepasakysiu ir bijau. Taigi, jisai visai taip neblogai pasisakė, kad yra vertybės, yra kultūra, yra istorija. Ir kai jis sako, kol nenuėjau, tai nežinau ar bijau, tai darau prielaidą, kad jis yra toj kategorijai, kur nenori, bet galimai ateina. Nes yra 4 kategorijos. Nori, tarnauja. Nori, bet netarnauja. Nenori ir netarnauja. Ir nenori, bet vis tiek tarnauja. Taigi vis tiek yra ir sveikatos klausimai, ir kitų dalykų. Taip, kad sakyčiau, čia juoda balta kaip ir neturėtų būti. Mes tik tai žinom, kad jisai nenori. Gerai, sekanti trumpa ištrauka. Merginos, jūs esat studentės. Su vaikinais pasišnekat, kaip čia jie jau gavo šaukimus, turbūt gal kai kas tarnauja. Ką kalba jaunimas? Jaunimas iš tikrųjų labai nenori eiti, kiek pasikalbam. Kai pasikalbė su jaunesniais, 18-19 metų žmonėm, jie tikrai labai prieš yra šitą dalyką, bet tu pasikalbė su 25 metų jaunimu visgi, jie patys savo norų išeina. O kodėl? Kodėl jaunimas labai prieš? Kas juos gąsdina? Vėlgi, kas juos gąsdina? Klausimas. O šitai klausimas būtų kitoks. O kodėl 18-19 nenori, o 25 jau nori? Laidoje dalyvavo psichologė Gintarė Punickaitė. Jinai tikrai labai tvarkingai apie vaikų teisės. Tai yra vaikų teisės. O mes sakom teisė ir pareiga ginti tėvynę. Čia aš biškį jau praplečiu. Tai jeigu vaikai nuo mažens turi tik tai teisės, tai kaip pas paauglį gali atsirasti pareiga?
Dar psichologė pasakė, kad yra sulėtėjęs brendimas. Tai reiškia, kaip jinai ten pasakė, kad smegenys pilnai susiformuoja dabar 28. Nenoriu tikėti, manau, kad 25. Dar jinai leptelėjo, kad mes praktiškai paauglius imam į kariuomenę. Tiesą sakant, kariuomenė yra dar asmenybė formuojantis dalykas, tai aš nesakyčiau, kad reikia laukti 28. Manau, kad terminas imti po mokyklos yra teisingas ir galbūt reikėtų mergaitėm metais anksčiau pradėti mokytis, o programą padaryti ne 12, o 13. Nes mergaitės vis tiek anksčiau bręsta. Bet čia aš taip improvizuoju. Taigi, sekanti ištrauka. Galbūt šita disciplina, aš manau, Šeštą keltis? Šeštą keltis. Disciplina. Žinokite, disciplina bus reikalinga ir kai darbą reikės dirbti. Ir atsikelt anksčiau, ir į darbą atvažiuoti, ir darbą padaryti laiku. Ir universitete besimokant bus reikalinga disciplina, nes reikės visgi padaryti. Dabar aš norėčiau paleisti trumpą ištrauką apie mokyklą. Kas, kad galėtų supažindinti su tuo, bet mes 12 metų praeinam ir nieko negirdim. Gal dabar prasidėjo aš. Tarsime, jį nieks nesupažindino per 12 metų su kariuomenė, su krašto gynyba. Jam tai yra atskiras pasaulis. Tai viskas aišku. Nes į baimę reaguojame labai įvairiai. Ir viena iš baimės priežasčių yra nežinomybė. Kodėl mes bijom tamsos? Dėl to, kad mes nežinom, kas yra tamsoje. Taigi čia vėl, kaip sakant, informacijos sklaidos problema labiau. Gerai, tęsiam toliau. Jisai per 12 metų mokykloje nieko negavo. Ta prasme, tavo laikais, kaip tu sakai, ar net nors tau tik 21, nebuvo jokios tautiškumo, patriotiškumo pamokų, tam tikro karinio parengimo, kad ir minimalaus, jo nebuvo? Nebuvo. O dabar yra kas nors mokykloje? Ko moko? Karinio rengimo pamokų neturime mokykloje. Čia 11. Pilietiškumo pamokas turėjome. Per jas apie karą daug nekalbama, bet kalbama apie žmogaus teisės, vaikų teisės, demokratinės sistemos privalumus, trūkumus. O kad tėvynę ginti vyrų yra šventa pareiga, buvo taip ar ne? Man rodos, kad nebuvo. Tai mes dabar vėl kalbame apie švietimą. Jeigu pilietiškumas vėlgi yra teisės, ne? Tai pasakė 11. Tai kodėl pilietiškumas nėra pareigos? Vadinasi, reikia peržiūrėti programą, reikia kelti kvalifikaciją mokytojams. Čia aš taip garsiai galvoju, nes tai, ką žmonės sako, nenoriu, nes nežinau, nes nesuprantu, kodėl aš privalau, tai čia yra ugdymo spragos. O ne vieno vaikino, čia irgi buvo komentaras, kad jisai dar Seimo rinkimuose dalyvavo su tokia ne pačia linksmiausia partija, tarp kitko patikrinau jo numeris sąraše rinkimuose. Buvo 88. Nieko neprimena? Atsitiktinumas. Tiesiog. Toliau. Dar viena ištrauka. Keliauti į kariuomenę. Aš tai eičiau iš tikrųjų. Aš tai neičiau. Kodėl? Yra tikimybė mirti, o svarbiausias vis tiek dalykas yra gyvybė ir jos niekas nepakeis. Taigi klausimas buvo, jeigu visuotinis šaukimas ar merginos eitų tarnauti. Viena sako ne, kita sako taip, ir ta, kuris sako ne, sako, nes gyvybė yra svarbiausia. Tiesą sakant, taip, gyvybė yra svarbiausia. Bet karių nekalbėjo apie tai, ką duoda karo akademija. Duoda įgūdžius. Duoda įgūdžius. Ir tie įgūdžiai gali praversti išlikti, išgyventi. Tai šitą mergaitę matosi netgi labiau, nenoriu žodžio kalbėti, tasme, radikalesnė už Adrijų, nes jinai nesupranta, kad civilis yra taikinys, kad jisai gali mirti tiesiog nuo raketos atskridimo, o išmokti slėptis vonioje ar po stalu. Tai būtų visai praverstų. Dar
ką norėčiau pasakyti. Rūta užduoda klausimą mergaitėms. O ką darytumėte atėjus dienai X? Ir jinai taip, tikriausiai bėgtumėte? Tai yra, jinai įdeda jaunam žmogui jos norimą atsakymą. Nu ir ta, kuri neitų tarnauti, sako, taip aš bėgčiau, o ta, kuri eitų tarnauti, sako, jeigu mokėčiau ir žinočiau, ką daryti, tai daryčiau tą, ką reikia daryti. Bet jeigu nemokėčiau, nu tikriausiai bėgčiau. Tiesą sakant, labai sunkiai matau, kaip žmonės pabėga dėl techninių kliučių. Ten, kamščiai, sugriauti tiltai, žiedai ir taip toliau. Taigi, bėgimas, kai jau prasidėjo, yra labai sudėtingas dalykas. Plus dar pakeliui bus plėšikavimai ir kiti dalykai. Taigi, tas klausimo brukimas toksai nelabai, žinai. Paskui dar, kai klausė to 11-oko, ar nebijai, ar nebaugu, sako, taip, sako, ir bijau, ir noriu, ir baugu, bet, sako, man pareiga yra daugiau negu baimė ir jisai planuoja stoti į karo akademiją. Draugai, kurie bijo, jie bijo seržantų ir karininkų, kuriems gali stokoti žmogiškumo. Tai gal reikėtų gimnazistams kada nors apsilankyti daliniuose ir pasikalbėti su tais pačiais seržantais karininkais. Nes kariuomenė pasikeitė. Kariuomenė pasikeitė ir dabar tie, kurie tarnavo šauktiniais. Senais laikais sako, jo buvo, bėg durniau, gulk durniau, tylėk durniau. Dabar jos kviečia į rezervo mokymus, papasakojo, parodė, davė pabandyti ir visą laiką kreipėsi jūs. Sako, tai fantastika, sako, jeigu aš būčiau žinojęs, kad kariuomenė tokia bus, sako, aš pats būčiau profų pasilikęs. Taigi, tai yra stereotipai, kuriuos kažkas kuria. Ir čia yra manipulacija. Tai yra kariuomenės įvaizdis. Tai yra kažkas, tie patys socialiniai tinklai ne vieną kartą buvo paminėti, tai jie ir yra ta problema, apie kurią mes vis dar šnekame. Taip, ką aš čia dar norėjau pasakyti. Diena X. Apie dieną X man atsiuntė tokį nuorodą draugas, sako, pažiūrėk, ką kai kurie tavo draugai laikina. Vardo neminėsiu, bet tekstas įdomus. Atėjus dienai X, kada nusikaltimai, smurtas taptų nevaldomi, yra ligonių, kurie kūrėsi sąrašus, pas ką eiti, ką pirmiausia eitų auklyti ir naikinti. Tvarkoj. Juos jie sudarinėja iš emocijų, menkų žinių ir išsilavinimo, be jokio sveiko proto ar nuovokos, be jokių neva antivalstybinės veiklos įrodymų. Tai pavojingiausi individai, skliauselėse, žmonėmis jų nepavadinsi, kurių būdavo visais laikais. Tai diversantai ir nusikaltėliai, kurie prisidengia patriotiškumu, naikintų tavo tėvus, brolius, draugus ir kaimynus. Bauginimas, labai rimtas bauginimas. Į ką taikosi? Dalis tokių ligonių iš anksto užsirašinėja į komendatūras ar stoja į Šaulių sąjungą. Žemiausi intelekto individai savo planus dar ir skelbia viešai. Aš Šaulių sąjungai. Aš aktyviajam rezervė, tiesą sakant, tai dar, kaip sakant, turiu galimybės pakariauti reguliarioje kariuomeniai. Tokių ligonių buvo visais laikais. Net ir Lietuvoje tam tikrų metų žmonės labiau bijojo savų nei svetimų. Savų nei svetimų. Tai kas čia savi, kas čia svetimi? Stebėkite savo socialinių burbulus, kur šie egzemplioriai reiškiasi. Taip pat galima stebėti ir jų burbulus. Iš kitų anketų matyt, kom jie kvepuoja, ką šneka ir ką realiai organizuoja. Yra kas jos stebi jau gerus 5 metus ir turi didelę kolekciją duomenų bazę su konkrečiai šių nusikaltėlių prisipažinimais, neapykantos manifestais, nuotraukomis ir pasisakymais. Teigiama, jog ši informacija bus paviešinta, priduota teisėsaugos institucijoms, jei tikrai to reikės. Facebookas nėra anoniminis, net ir be foto ir per VPN kūriamas paskyras galima atsekti ir susėti jį su juos rašančiais.
Tad aš džiaugiuosi tais, kurie antiek ypatingi, kad tiki savo nebaudžiamumu ir nepasiekiamumu internete. Kartais reikia susilaikyti nuo komentarų. Aš paskaičiau, nuo komentaro susilaikysiu. Bet paskaitysiu kitą komentarą. Kai aš dariau laidelę apie Lietuvaitę ir Tarpeklį, ten kaip skaičiukai rašosi, kvadratukas 8, skersinis 10, toksai paprasto edukacinio pobūdžio. Paėmiau tą pavyzdį tik dėl to, kad jisai filme Tarpeklėje buvo panaudotas, tai tiesiog pagalvojau, žmonėms galima papasakot, kaip galima skaičiuoti ant popieriaus langeliais tiesiog daiktus. Komentaras prie šito filmuko skamba taip. Koks negražiai susenęs senis. Galimai nesveikas. Laikykitės atokiau nuo šito padaro. Čia apie mane? Koks negražiai susenęs senis. Įtariu, kad šitam žmogui yra maždaug 2 mažiau negu man. Aš esu 1966 metų gimimo, kitais metais man bus 60. Tai aš negaliu atrodyti kaip 30 metais, nes negaliu, nes 60 yra 60. Galimai nesveikas. Nu, ir čia apie kokią sveikatą jūs šnekate. Taip, kartais kelia rūpesčių spaudimas, bet kai jums bus 60, tai linkiu ir sveikatos, aišku. Laikykitės atokiau nuo šito padaro. Tai prasme, susidaro įspūdis, kad tai, kuo aš sergu, gali būti perduota oro lašeliniu būdu. Internetu. Nu ne. Ne tas dispanseris. Taigi, ačiū Jums uždėmesį. 87. Man buvo 21 metai. Tai yra tiek pat, kiek tam Adrijui dabar. Bet tada mes brendom biškį greičiau. Socialinių tinklų dar nebuvo. Interneto dar nebuvo. Mes daugiau judėdom, daugiau bendraudavom gyvai. Ir aš buvau muzikantas. Ir žinote ką? Sovietiniai kariuomeniai buvo visiškai neįdomu. 87 mane paėmė į sovietinę kariuomenę, kur iš tikrųjų bebrotnamis. Ir dabar, kaip jaunimai sako, kariuomenė yra didavščina, jie net ištarti negali. Jie nežino, kas tai yra. Ir to realiai nėra Lietuvos kariuomenėje. Bet kažkas kūrė stereotipus, gerai pakeltas balsas gali būti kažkam problema. Bet, čia su kom aš kalbėjau, vienas seržantas sako, aš savo kareiviams papasakoju, kad aš rėksiu ant jų per pratybas. Ir tai bus motyvacija. O mūšio metu jie labai džiaugsis, kad aš rėkiu, nes tada jie tikrai visi girdės komandas. Taigi, balso kelimas nėra blogis pats savaime. Taigi, ačiū Jums uždėmesį. Galite išjungti, bet aš radau seną video įrašą ir dabar šito epizodo pabaigoj aš jį prikabinsiu ir pamatysit, kad pas mane tokie pat skysti ūsiukai, didelė krūva plaukų. Gero klausimo. Geros Jums dienos.